Šiandien noriu pasidalinti savo įspūdžiais, kuriuos patyriau vakare sudalyvavusi koncerte. Nedalyvauju koncertuose, stengiuosi neiti į masinius renginius, tačiau kartais aplinkybės ir šeimos narių pageidavimai tiesiog parekomenduoja pasielgti kitaip. Ir tikrai vengiu visko, kas yra susijęs su triukšminga muzika, su triukšminga aplinka. Tačiau šį kartą, kas yra įdomu, norėjau. Ir kaip sakoma, geriau tai, kai nori, tai padaryti ir suvokus, kodėl to nereikia tavo kūnui, tavo dvasiai atsisakyti ir likti be troškimo, negu metus, 2, 3 ar net 10 to norėti, nepatirti. Ir iš tikrųjų tokiu atveju tu ne tik, kad neįgauni tos patirties, tu nepadarai išvadų ir esi iš esmės toj pačioj srovėj, toj pačioj bangoj su tais, kurie tai atlieka. Labai gražiai pavyzdį vieną sakė rusų mokytoja, kaip jeigu tu nori paimti kyšį, tačiau tu jo nepaimi, bet labai nori, tai neužsidėk karūnos, nes iš esmės galbūt ir būdamas pensinio amžiaus tu vis dar norėsi. Geriau tu paimk, suvok, kaip tai veikia tave ir išeik iš šito sansaros rato. Tai vakar tikrai norėdama su vyru nuėjome. Vyko Ambrozijos ir Sadūnų koncertas, kaip ir humoro vakaras. Iš tikrųjų, daug juoko, labai, sakykime, teisingos, pakankamai skanaus, nevulgaraus. Ir muzika iš tikrųjų nuo kai kurių garsų net šiurpuliukai ėjo. Bet suvokiau, kad tai energija, kuri nepažeidžia ir netraumuoja mano energinės erdvės. Ir dainos jos apie laukus, apie gėles, apie gimtinę, pakilios nuotaikos, ar ne. Tačiau labai aišku suvokimas ėjo, kad mėgaujasi mano protas. Tai minta ir tenkinasi mano protas, nes norėjosi šokti, norėjosi dainuoti, norėjosi ploti ir tiesiog toks atsijungimas nuo visko, kaip ir niekam nieko pikto nedarant. Ir mes grįžom po koncerto, negaliu sakyti, kad išsekusi, bet tos ypatingos nuotaikos kaip ir tokios nebuvo, nes iš tikrųjų tas išorinis džiaugsmas, išorinis pasitenkinimas jis ir yra tuo metu, kada žmogus tai gauna, tu gavai ir išliekamosios vertės jos visiškai nelieka. Nebent tu realiai eini klausytis muzikos, kuri plečia tavo sąmonę, kuri maitina tavo eterinį kūną, kuri padeda pakilti į aukštesnės vibracijas. Tai toks patyrimas, bet įdomiausia yra tai, kad šiandien, ar ne, aš jaučiuosi be jėgų. Toks jausmas, kad bulvių lauką esu narusi, tai yra aš netekau energijos. Aš netekau energijos, reiškia, būdama, plodama ir atsiliepdama į tas emocijas, kurias sukėlė atlikėjai, aš atidaviau energiją, nes neįmanoma nusijuokti be energijos, neatidavus jos, neįmanoma klausytis neatidavus energijos, bet nebuvo energijos rato. O kodėl? Juk žmonės tikrai ir apie meilę, ir iš širdies groja, ir iš tikrųjų džiaugiasi patys. Bet pasakysiu patį pagrindinį dalyką. Kai tu kažką duodi, sakykime, skaitai eiles, kuri muziką, tu tai turi daryti vardan Dievo. Tu turi su meile atiduoti, skirdamas tai Dievai. Tai yra, į tave žiūrovai žiūri, jie atiduoda savo energiją, jie tavęs klausosi, o tu turi atiduoti jiem, paskirdamas tai meiliai. Kada tu scenoje prie žmonės, pats linksminėsi, sakykime, ar ne? Nes, jeigu tau visai tai nepatinka, tai ten visai kita kalba, bet, sakykime, jeigu tu pats linksminėsi, pačiau tam smagu, tu iš tikrųjų nori žmonės uždegti, tau viskas gerai, bet tokiu atveju tu pasiimi
žiūrovų energiją sau. Ir labai dažnai būna, kad žmonės, kurie koncertuoja, kurie būna scenoje, jie po to jaučia iš tikrųjų energijos antplūdį, jie būna tikrai patenkinti, bet tai yra tada, kada žmogus iš esmės tenkina irgi savo ego, tai yra koncertuoju, atiduodu ir man gerai, tai yra nėra paskirta jų energijos tėkmė Dievui, tai yra ta tikslinė motyvacija. Ir tokiu atveju žiūrovai netenka energijos, tie, kurie ant scenos, jie pasiima energiją, patenkindami savo ego, ten daugiau ar mažiau išreikšti, ne dėl to, kad jie ten ar povai ar ne, jie dažniausiai irgi būna žmonės, bet neįvesdami, eidami ant scenos, sakydavo, pavedu aš tai, ką šiandien sklis, tegul būna iš Dievo ir Dievai, tegul džiugina žmonių širdis, ar ne. Visų pirma, labai kistų pats energinis rautas, pati kompozicija, visa tai. Bet kai to nėra, kai žmogus tiesiog dėl savęs, dėl naudos, dėl pinigų, dėl to, kad reikia, ne, tokie blokai yra formuojami, tokios intencijos, tai tokiu atveju mes tampame žiūrovai kaip ir tais donorais. Tai tiesiog norėjau pasidalinti tam, kad sąmoningai rinktumėtės, kad sąmoningai klausytumėte ir dalyvautumėte, kad ne tai, kad atsisakyti, bet pastebėkit save. Dabar juk šventinis laikotarpis ir aš manau, dauguma jūsų, norės kažkur eis, dalyvaus, tai iš esmės aš dalyvauti daugiau nenoriu. Tai yra pernelyg didelis energijos, rusiškas toks žodis rastrata, ištaškymas. Ir be jokios atgalinės ryšies, ne dėl to, kad man to, kaip nauda, aš iš to naudos kokios gaunu, bet norisi iš tikrųjų būti toj tėkmėj, toj harmonijoj. Ir net kartais tai, kas atrodo kaip ir nekenkia, kaip ir nieko labai tokio, iš esmės, įdomu tai, kad maldai galėjau atsiduoti, tai yra mano energinis kūnas nėra pažeistas, aš galėjau susikaupti, galėjau jausti pakylėtusius mokytojus, galėjau jausti Dievą, susijungti savo Kristaus aš, bet ta energijos tėkmė yra visiškai kitokia. Tai reikės laiko, reikės pastangų, kad atstatyti tą energiją, kurią prateriojau, ištaškiau, iš tikrųjų nepagarbiai pasielgiau su ta Dievo tėkme ir labai linkiu jums išlikti tyriems, švariems ir savo patirtimi iš tikrųjų plėsti